šiandien mes norim jums parodyti, kokie žmonės prisiliečia prie Lietuvos balso scenos. Taip, ir scenografijos, ir lempų, ir šviesų, ir garso, žodžiu, prie viso to, kas atrodo žiauriai spūdinga TV ekrane. Tai visai mažas mygtukas daro tokią didelę galę. Tai vat dabar žiūrim, kas tie žmonės. Čia Back to Lights. Yes, mes esame prieš visų pulto kartu su Gintu. Klausyk, Gintai, gali papasakoti apie tą pultą, ką čia reikia padaryti, kad būtų viskas žiauriai awesome atrodytų? Reikia išmokti dirbti, vis dar mokausi ir dar daug liko išmokti. O kaip tai vadinti, šviesistų? Apšvietėjai. O jūs girdėjot, kad kažkokie nauji čia ledai, apšvietimai ir visa kita bus? Pirmą kartą Lietuvoje mes naudojame, jeigu matot, visas perimetras yra lediniam miesteliam. Vieną tą ledą galima nuvaldyti atskirai. Begalybė parametrų. Tarkim, garsas turi 60 kanalų mikrofonų, tai aš čia turiu beveik 8000 kanalų. Eik sau. Šalia mūsų šarūnai yra Mindaugas, mūsų projekto Garbanius. Kėdžių valdovas, sakyčiau, mes esame jo darbo vietoje. Tai kiek žmonių gali apsukti šitą kėdę į kitą pusę? Dabar daryti, kai ta kėdė nusisuko, kas vyksta toliau. Nu, dabar reikia eiti man prie savo kompiuterį ir spausti stebuklingą mygtuką. Va, tu orentus išjungsiu. Va, ir dabar, jeigu nori, gali va šitą va mygtuką. Va šitas spustalt, ne? Opa, opa. O, ir va, matot, grįžta ten jau, aš jau matau. Tai paprasčiausiai return mygtukas, taip? Taip. Sukitės kėdės laisvai. LB reporteris išsliūkino ten, kur mažiausiai galima visiems eiti. Čia televizijos stotis, kurioje suformuojamas vaizdas. Va, dabar matot, bandosi. Čia yra visi ryšiai, visi tarpusavį kalbasi, interkomas, ryšio sistema. Čia suformuojamas vaizdas, va, kamerų kanalai. Įmetėm dabar va, čia 5 kamerą. Ir va, aš ją valdau, matot, uždarau, atidarau. Ir tai vėl, žodžiu, čia formuojasi vaizdas ir kartu ir spalvos derinasi, kadangi visos kameros turi būti suderintos kaip viena. Kas čia vyksta šitoj būdeliai, ką tu čia veiki? Aš čia darau multikaminį įrašą ir atsakinga už visus šitus dalykus, kad visos kameros įsirašytų, kad galėtų sumontuoti šitą laidą. Tai nėra mitas, taip tai daugiausia vyrai dirba, bet man labai patinka su vyrais dirbti, jie mane labai myli ir visą laiką man labai padeda. Bet su manim jie visi labai malonus, aš neturiu nei vieno nusiskandimo, jokių intrigų, visada vyrai padeda, visada paaiškina, taip kaip moteriai, gražiai, kad čia žinok, tu nesuprasi, bet tu padaryk taip. Kartais būna sistemos, ta prasme, tai yra kompiuteriai jau užlūžta, da aš reikiu, sakau, neberašom nieko, viskas stabdom ir vėl viską nuo pradžių. Nėra blogai turėti tokį moterišką aukštą balsą, nesakai, nebeveikia niekas. Labai gerai, visada visi sureaguoja ir sako, kas yra, kas darosi, viskas. Tai labai viskas gerai. Super. Labą dieną. Aš kaip vyras apsikrovus technikas. Čia pas mane yra interkomai, žodžiu. Čia turiu daug visokių mygtukų ir kamerų, žodžiu. Realiai ką mes matom? Mes matom visas kameras, kurios yra įjungtos. Šiuo metu mes jų turime 8. Mes matome pultą. Jo, mes čia labai daug matom. Iš tikrųjų, Lietuvos balsas, visos emocijas. Turim po vieną ar po daugiau emocijų kiekviename ekrane. Ar ne 8 kameros. O jeigu dabar norėtum kam nors pasakyti, gali parodyti, kaip tai reiktų padaryti. Bandom. Turi girdėti mane, tik vienintelė Agneta. Atidaviau jai tik vienintelį šitą. Tai žodžiu, labas Agneta, ar mane girdi? Labas. Va. Aš gerai girdžiu. Na, viskas tvarkoj. Nu va. Girdim ir mes čia. Dar ne aš. Ok. Nu va, tai taip ir viskas vyksta, žinau. Štai, va tokią mes turim Lietuvos balso sceną. Jūs suprantat, vieninteliai ledai čia tokie. Čia yra taip. Amazing. Ir jeigu jūs norite pamatyti viską iš arti, nepamirškite mūsų žiūrėti į YouTube kanale Viskas, kas prasideda LB reporteris žodžiais. Ir visose socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter ir Instagram.